Kas yra karma ir kaip iš jos išsivaduoti? Karma nėra bausmė ar aukštesniosios jėgos kerštas. Karma tai priežasties pasiekmės dėsnis. Priežastis yra mūsų jausmai, pasąmoninės programos, mūsų mintis. Įsiklausyk įdėmiai, perklausyk kelis kartus. Bet tai nėra kalba apie sąžinę ir moralę. Tai nėra apie tai, kad jeigu aš būsiu gera, ir man visi bus geri. Tikrai ne. Jei tu esi gera iš trūkumo meilės ir pritarimo, tai kuo toliau, tuo stipriau patirsi trūkumą meilės ir pritarimo. Karmą mes kūrėme per savo vidinę būseną bei reakcijas į įvykius. Sureagavai negatyviai, susikūrei naują negatyvą. Pats įvykis iš savęs nėra nei geras, nei blogas. Jis tiesiog yra, o reikšmingumą mes suteikiame jam. Tai kaip išsivaduoti iš karmos, kurią jau susukome ir pradėti gyventi kitaip. Kai išsivinioja mums karminis įvykis, kažkoks karmos gabalėlis ir nusileidžia į mūsų realybę, nutinka kažkoks įvykis. Susirgam, išduoda, palieka, prarandam pinigus, netenkam darbo, bet koks padarom avariją ar ne, bet koks įvykis išsivinioja ar ne. Ir jeigu mes šitoje vietoje sureaguojam negatyviai, kaltinam kitus, einam į priekaištą, į depresiją, į liūdėsį, į begalinį pyktį, ką mes padarėm, sureagavom negatyviai, mes dvigubai šitą susisukom ir dar lygiai tiek užsukom negatyvios karmos. Ir kiekvieną kartą pagal išspinduliuotą jausmą mes pateikėm tarsi užsakymą naują visatai ir kiekvieną kartą mums nusileidžia vis sudėtingesnė situacija, tol, kol mes suvoksim ir išmoksim savo pamoką. Pirma pamoka tai yra, kaip aš tai susikūriau, ar ne? Suvokti, sąmonės plėtimas. Kita pamoka - nereaguoti, nes priežastis yra tavyje, o ne išorėje. Kai mes reaguojam kaltidami išorę. Žmonės, pasaulį, gyvenimą, Dievą. Ar ne? Tai išsivinioja įvykis, įvykis nėra nei geras, nei blogas, ką galiu padaryti geriausia. Tai yra suvokti, kaip aš susikūriau ir nereaguoti. Pabuvom, pakilo, pabangavo, ištirpo. Išsivinioja naujas gabalėlis, nereaguojam, suvokiam, išsprendžiam geriausiu būdu, ar ne, išmokstam savo pamoką. Ištirpo ir šitas. Ir tai gali tęstis. Mūsų karmos išsukinėjimas, kurią jau esame prisukę, priklauso nuo to, kiek prisukom daug, gali tęstis nuo pusės metų iki 3 metų kokiu, ar ne? Mano karma išsisukinėjo lygiai 9 mėnesius. Ir po to, kai jau išsisuko šita užsukta juodoji karma, pojūtis buvo tarsi matricos lūžis. Viskas kardinaliai pasikeitė: gyvenimo vieta, vidinis pojūtis, finansai, santykiai ir visa kita. Tai yra toks labai labai aiškus matricos lūžis. Tai va, jeigu nori keisti savo gyvenimą, bet nežinai nuo ko pradėti, tiesiog parašyk man arba registruokis 30 minučių pokalbiai. Iki.